Amber. Ir šiandien aš parodysiu kelias gyvūnus. Pas mane, pavyzdžiui, yra karvės, katė, šuo, vištos, žąsis, bet iš tų visų galėsiu parodyti tik tai. Ir, na, jeigu norite, jau galiu parodyti. Na, irgi vėl aš esu kaime. Ir man čia tiesiog patinka, aš darau visokius dalykus, na, žodžiu. Šiandien aš noriu pakalbėti tiesiog apie gyvūnus. Tai va, mano pirmas gyvūnas katė, jos vardas Monika. Va. Ji labai mėgsta, kad ją glostų. Tai parodysiu kitas, bet nepavyks. Ne vien po to, bet labai Tai va, jūs pamatėte, kaip aš glostau katę, kurios aš, aišku, labai mėgstu, bet jinai labai mėgsta glostyti, kad ją paglostyti. Dabar aš jums parodysiu šunį vardu Rambo. Jam yra 6 metai, o katė tai nežinau kiek. Na štai, jisai džiaugiasi, kad aš ateinu. Džiaugiasi. Čia jo vardas Rambo. Jis yra labai didelis. Bet jau aš nenugriuvau. Na taip. Štai toks jis jau yra. Bet kai jam kartais kas taip pilvas, taip koja kaip triušis, lyg trepsi. Na va, parodžiu gyvūnų. Čia galėjau gyvūnų. Bet dar galėsim nusiklapti, jums parodysiu dar labiau gyvūnų. Yra dar daugiau gyvūnų. Ir dabar einame paslapčiom į tvartą. Na, jeigu matosi, ten yra karvė, ten toliau yra vištos ir žąsis. Aišku, labai atsiprašau, jeigu nesimatė, dėl to, kad ten labai tamsu. Tai va, čia mūsų namas, kuriame mes gyvename su močiute dabar. Na, tai va, prašau labai, palaikinkit ir komentuokit, kokius gyvūnų turite, arba norėtume turėti, arba turėsite, nesvarbu. Žodžiu, iki pasimatymo, iki čia buvo su jumis, Love Number, prašau, palaikinkit ir pakomentuokit. Ate.